Labas visiems. Smagu susimatyti, smagu padaryti video tokį produkto reklaminį pristatymą ir noriu jums šiandieną papasakoti apie skaidulas, apie avižų obuolių skaidulas Herbalife. Taigi, kodėl jos yra labai svarbios, labai reikalingos. Tarkim, 80 kg sveriantis žmogus turi apie 2-2,5 kg įvairių bakterijų, visokiausių virusų, grybelių, įvairių pirmuonių. Ir jų simbiozė sudaro ištisą ekosistemą, kurią mes turim prižiūrėti, mes ją turim rūpintis. Ir tas rūpinimasis, ta sistema, ta vadinama mikroflora, turėtų vykti nuolatos, kasdien. Jeigu ji veikia tvarkingai, mes jaučiamės gerai, mūsų medžiagų apykaita funkcionuoja tvarkingai, mes turim gerą prižiūrėtą imuninę ir nervų sistemą. Taigi, mūsų tada nebeištinka jokios alerginės reakcijos, jokios infekcijos nepuola ir kad mikrobiomui būtų sudarytos palankios sąlygos, mes būtent turėtumėm tinkamą mitybą rūpintis. Ir kas dar nesat išbandę Herbalife maistinės skaidulas, būtinai išbandykite, tai yra tirpių ir netirpių maistinių skaidulų mišinys, avižų ir obuolių, yra nepaprastai gero, puikaus skonio ir kas dar yra labai svarbu, tai kad tik tai 18 kalorijų, o čia yra vienoj porcijoje netgi 5 gramai skaidulų. Taigi, kad tuos 5 gramus skaidulų surinkti, mums reikėtų suvalgyti apie 400-500 gramų, reiškia pusę kilogramo įvairių daržovių. Tai įsivaizduojat, kokį kiekį maisto reikia suvalgyti, kad gauti 5 gramus skaidulų. O šiaip mums per dieną dietistai, dietologai rekomenduoja surinkti 30-35 gramus, kad mūsų žarnynas tinkamai funkcionuotų. Na ir nepaisant to, kad čia yra labai geras skonis, tai yra geriausias rinkoje produktas, skaniausias rinkoje produktas, būtinai išbandykite ir įsitikinkit. Dar labai svarbu, kad čia yra ir tirpios, ir netirpios. Taigi, tos tirpios, būtent skaidulos, jos pamaitina mūsų tą gerąją bakterijų ekosistemą, gerųjų bakterijų, nes joms reikia maisto, joms reikia sąlygų gerų, o kietosios skaidulos, jos tarsi šepetys, padeda išvalyti žarnyną, sutraukti, surinkti tuos šlakus, toksinus, įvairiausias medžiagas, likusias kaip virškinimo sistemos padarinys ir išvesti iš žarnyno. Taigi puikus dvikomponentinis skaidulų mišinys. Ir kaip aš jas geriu, tai mano populiariausias gėrimas yra vakare, aš su stiklinė kefyro, čia yra šaukštelis, mes šaukštelį tą išmaišome vieną porciją, ir labai paskanina, toksai skanus jogurtinis gėrimas gaunasi. Bet šiaip rekomendacijos yra pasidaryti kaip gėrimuką į stiklinę vandens, 250 ml, jūs įsidedat šaukštelį, turit tą vieną porciją, išgeriat ir tu gaunat 5 gramus skaidulų. Na ką, visiems skanaus, linkiu visiems siekti puikių rezultatų, visą laiką išlaikykite ryšį su savo mitybos treneriu, mitybos konsultantu, jis visą laiką jums papersonalizuos, patars, paaiškins, padės, jeigu kokių klausimų kyla, visą laiką susisiekite asmeniškai ir tik laiko klausimas, kada pradėję gyventi sveikai pasieksit savo norimų rezultatų, o tie, kurie jau pasiekėt, jūs tiesiog save prižiūrit, juk esame irgi tos vadinamos fizio, psicho, bio mašinos, mechanizmai tam tikri, kuriems irgi reikia priežiūros, reikia nuolatinio rūpinimosi ir šitas skaidulų gėrimas yra vienas iš komponentų. Subalansuotoj mityboj skaidulos yra labai svarbus faktorius ir jeigu jų trūksta, virškinimo sistema neveiks puikiai. Na ir įdomu, kad pabaigoje prisistatysiu galbūt tiem, kurie manęs nepažįsta. Taigi, esu Tomas Kesminas, sveiko gyvenimo būdo treneris, mitybos treneris ir jau daug metų kaifuoju, mėgaujuosi tą Herbalife subalansuotą mitybą ir labai mėgstu ją pristatyti žmonėm, papasakoti apie jos naudą ir linkiu jums visiems pradėjusiems šį kelią niekada jo nemesti. Tam kartui tiek, ate.